Ką daryti, kai koks nors kūrėjas, menininkas, tas žmogus, kuris jūs inspirina visai savo kūrybą, savo darbais, savo knygom, savo dainom ir taip toliau, gyvenime jūs artimiau susipažįstat ir pasirodo, kad žmogus tai visai nefainas, kad jūs su tuo žmogum tiesiog negalit kartu būti, šalia būti, jo klausyti ir apskritai jisai jūs pro visus galus nuvylė. Tai iš tikrųjų yra amžina problema ir apie ją šiandien pasikalbėsim. Čia Andrius Užkalnis ir čia mano Užkalnio diary, kuriame aš trumpai kalbu apie kasdieninius smulkius dalykus, kurie yra trumpesni negu tos ilgos laidos, kurias aš dedu į savo Patreoną, kur mano klausytojai ilgą laiką jų klausosi. Viskas prasidėjo nuo mano galvoj šį kartą, nors problema tai ilgalaikė, problema amžina. Mano galvoj prasidėjo nuo Stephen King, mano mėgstamo rašytojo, tikriausiai geriausio pasaulyje hororo rašytojo, kuriam jau 77 metai ir kuris visiškai prasileido vieną netikėtai pakomentavęs apie nužudytą amerikiečių dešinįjį komentatorių, dešinįjį kalbėtoją Charlie Kirk, apie kurį mes kalbėjom jau ne kartą. Jeigu jūs nežinot, kas yra Charlie Kirk, tai tikriausiai jūs ne ten pataikėt, bet jeigu norit sužinoti, tai dvi prieš tai buvusios mano laidos yra apie jį. Bet Stephen King, kuris yra pasirodo labai stipriai kairiųjų pažiūrų, pasakė, kad Charlie Kirk jisai yra kalbėjęs ir jisai yra kalbėjęs apie gėjus ir ragino gėjus uždaužyti akmenimis. Buvo šokę žmonės ir paskui paaiškėjo, kad Stephenas Kingas pats netaip suprato, paėmė citatą, ištraukė, ne tai, kad ištraukė iš konteksto, bet apskritai ištraukė, nesuprasdamas apie ką buvo šneka. Stephen King kalbėjo, Charlie Kirk kalbėjo apie žmonės, kurie ima keistas citatas iš šventojo rašto, cherry pickina, ištraukia jas tam, kad pagrįstų tai, ką jie nori pasakyti. Ir jisai būtent kalbėjo apie tai, kad apie gėjų uždaužymą akmenimis irgi kalbama šventame rašte, bet jisai norėjo pasakyti, ką jisai sakė, ką jisai kalbėjo, kad tu negali imti paskiros citatos ir vadovautis jie, nesuprasdamas apie ką kalbi. Tai toli gražu absoliučiai tai nebuvo nei kažkoks tai homofobiškas pasireiškimas, pasisakymas, nei jisai toks norėjo būti. Ir vargšas jau senas rašytojas Stephen King turėjo atsiprašė kelis kartus, ištrynė iš socialinių tinklų savo postą ir visaip jam buvo gėda ir negražu dėl tokio apšnekėjimo tik nužudyto žmogaus. Dabar, kodėl jisai norėjo tai pasisakyti apie Charlie Kirk? Jisai norėjo tai pasisakyti apie Charlie Kirk, todėl kad jisai, Stephenas Kingas, pasirodo, kuo nelabai aš užsiėmiau ir nelabai domėjausi iki rinkimų, tiesą sakant, pastarųjų rinkimų 2024 metų Amerikoje prezidento rinkimų, kai Stephenas Kingas pasisakė
apie Donaldą Trumpą, jisai sakė, kaip jam Donaldas Trumpas nepatinka, bet net ir tada aš ypatingo dėmesio neatkreipiau, todėl kad, Dieve mano, kuris dar menininkas nepasisakė apie tai, kaip jam nepatinka Donaldas Trumpas. Tai čia pradėsi kreipti visus šitos dalykus dėmesį, tai neliks ką skaityti. Dabar, kai iškilo šitas, toksai skandalingas ir labai absurdiškas šaršalas, apie kurį prisidirbo Stephen King, tai iš tikrųjų turėjau kažkiek tai pasidomėti, nes anksčiau domėjausi tik tai Stepheno Kingo kūrybą. Ir domėjausi viskuo, tik tai tuo, kas yra susijęs su jo knygomis ir jo absoliučiai neeiliniu, gigantišku talentu, rašytojo talentu, todėl kad, kaip esu jau kalbėjęs, žmonės gali labai pakankamai nesunkiai išmokti rašyti juokingai. Žmonės gali išmokti rašyti vaizdingai romantiškus dalykus. Tai yra nelabai sunku ir prieinama labai daugeliui. Tačiau rašyti baisiai, sukurti kraupumą ir sukurti kraupumą žodžiais ir pojūtį, tą suspensą kraupumo, tai prieinama labai nedaugeliui ir tai yra tikrai labai gabaus autoriaus, labai talentingo autoriaus pavyzdys. Ir kaip jau sakau, aš domėjausi anksčiau tik tai Stepheno Kingo kūrybą ir jo knygomis ir jo knyga Pet Sematary. Kažkada, kai aš buvau labai jaunas, man turėjo neįtikėtiną įspūdį ir nuotaikos paišymo ir anglų kalbos panaudojimo. Stephenas Kingas yra tikrai neblogas stilistas, nors, aišku, stilistų tikrai yra ir už jį stipresnių, bet jisai yra stilistas labai neblogas. Bet apskritai ta knyga man paliko didžiulį įspūdį, todėl kad jinai po jos pasilieka klausimai. Ir Stephenas Kingas, jisai labai skiriasi nuo tokių autorių, kaip, sakykime, Murakamis. Murakamis labai lengvai skaitomas, jisai labai skaniai ryjamas, bet po jo absoliučiai nieko galvoj nelieka. Tai yra ne tas rašytojas, iš kurio kažkas tai gauna idėjų ar kažkas tai gauna klausimų. Jūs negirdėjot gyvenime nieko, cituojant kokios nors minties iš Murakamio, kuri yra žmogui proga susimastyti. Tokio tiesiog nėra, nebūna ir būti visiškai negali. Todėl, kad, tiesiog jisai ne tam padarytas, ne taip padarytas. Po Stepheno Kingo lieka galvoje labai daug minčių. Ta mintis, mano jau minėto Pet Sematary, kitų gal yra kitos mėgstamiausios knygos, bet Pet Sematary apie tai, kaip gyvybė gali būti baisesnė už mirtį ir kaip prisikėlimas gali būti baisesnis už mirtį ir kaip žaidimas su mirtim ir žaidimas su gyvybe, čia jau pasakykim taip amžinas klausimas ir amžina rašytojų tema, kaip klausimai apie mirties prasmę ir kaip ją galima paveikti ir kaip ją galima apeiti. Tai tikrai yra likimo apgavimo klausimai, yra labai seni dar nuo antikinių laikų. Bet vienu žodžiu, man ta knyga paliko nepaprastai gilų įspūdį. Tai buvo knyga, kurią jau tada, būdamas pirmojo kurso studentas, man atrodo, aš jau skaičiau visiškai laisvai ir laimingai angliškai kaip lietuviškai. Tai buvo tas laikas, kai
kažkada tai dar būdamas paauglys išmokau angliškai skaityti ir pasijutau. Tada aš atsimenu mano pirmoji knyga, kurią skaičiau be įtampos ir jau viską suprasdamas, buvo Oscaras Wildas. O kai aš skaičiau, būdamas pirmojo kurso studentas Stepheną Kingą, tai tada aš jaučiausi, kad tai yra, kad man ta kalba yra tikriausiai gilesnė, prasmingesnė ir daugiau pasakanti, daugiau galimybių turinti negu mano gimtoji lietuvių. Tai buvo, aš prisimenu su ta knyga šitą jausmą. Ir Stephenas Kingas, aš jo daug ką esu skaitęs, negaliu pasakyti, kad perskaičiau visas knygas, bet tikrai daugumą. Jisai yra mano vienas iš mėgstamiausių rašytojų. Ir jeigu aš ir domėjausi kokiom nors aplinkybėm iš šiaip jo gyvenimo, tai pavyzdžiui, ten avarija, kurią jisai pateko, arba jo alkoholizmas, ir tie sunkumai, kuriuos jisai patyrė, kai nustojo gerti, kūrybiniai sunkumai, tai vis tiek tai buvo susijęs su kūryba, bet į jo politinės pažiūras, vertybinės pažiūras aš labai mažai kreipiau dėmesio, tik tiesiog nežinojau. Ir būtent po jo šito pasisakymo, čia prieš kelias dienas melagingo pasisakymo, arba, galima pasakyti, kad jisai buvo suklaidintas, bet jisai tik taip pat save suklaidino, niekas jam jau jisai būdamas tokiu autorium, jisai pats žino, kaip galima ir reikia rinkti informaciją, ir tikrinti informaciją ir taip toliau. Juo labiau, kad jisai ir žurnalistinio darbo yra dirbęs, tai ir tuos dalykus jisai kažkiek tai pakankamai turėtų išmanyti. Ir tada aš sužinojau, kad jisai pasirodo yra labai stiprių, labai radikalių kairiųjų pažiūrų žmogus, kas yra, nei tai stebina, nei ką. Tai neturėtų liesti, bet laikas nuo laiko žmogus įkrenta į tokį politinį arba visuomeninį diskursą ir tenai jau pasirodo nebe kaip kūrėjas, bet pasirodo kaip, sakykime, eilinis kairiųjų pažiūrų durnius. Ir tada daugelis žmonių, bet ne aš, kadangi man jau pažįstamas šitas dalykas, daugelis žmonių iš tikrųjų neturi jokio, pasijunta, kad jie neturi jokio orientyro, jie neturi jokios krypties, tai jie gali žavėtis šitą kūrybą ar negali žavėtis kūrybą, jeigu kiti dalykai iš kūrėjo taip pakraupino. Atsakymas yra toksai, kad jūs supraskit, kad kūryba yra tik tai autoriaus darbas ir ypatingai fikšino kūryba. Tai yra darbas ir visas susižavėjimas ir visos emocijos turi būti tenai. Bet jeigu jūs pradeda tikėtis, kad tas ar kitas kūrėjas jums bus taip pat kažkoks tai, gaidas arba nukreipėjas gyvenime savo visokiom moraliniam savybėm, savo vertybėm, tai tiesiog jūs, gerbiamieji, save pozicionuoja taip, kad jūsų laukia neišvengiamas nusivylimas. Labai daugelis gabių kūrėjų, kurie užgauna jūsų sielos stygas, yra gyvenime labai prasti žmonės, su kuriais jūs nenorite būti arti,
su kuriais jūs nenorite bendrauti ir su kuriais jūs nenorite turėti nieko bendro, ir tai yra visiškai normalu. Todėl, kad tai, kaip jie dirba su žodžiais arba taip, kaip jie dirba su garsu, yra visiškai atskiras dalykas. Daugelis prisimena, kad koks nors ten Bono iš YouTube, nepaisant tų kūrinių, kurie buvo svarbi dalis tokių kaip aš žmonių jaunystės formavimuose, kurių kūriniai ėjo kartu su labai ryškiais mūsų emociniais išgyvenimais, su ryškiais dalykais ir svarbiais mūsų dvasinėme gyvenime. Šiaip, kai jie ten pradėjo užsiimti visokią visuomeninę veiklą, tai buvo ten visiški durniai ir apgailėtini, ir ta prasme ten Bono visi dalykai apie atleidimą skolų Afrikai ir kitokie dalykai, tai tiesiog gėda klausyti, tie visi visuomeniniai šūdai. Ir atsakymas yra, kad nereikia to domėtis ir nereikia prie to liestis. Ir šiaip, o jeigu yra kažkoks tai kūrėjas netoli jūsų, arba jūs esat tokioj situacijai, kad jūs esate galite su juo susipažinti, galite artimai bendrauti, tai nebūtinai tą reikia daryti. Nebūtinai tuo reikia užsiimti. Ir geriau to nedaryti, todėl kad nusivylimas bus neišvengiamas. Mano gyvenime yra beveik visada taip, kad kadangi man tenka pagal mano profesiją, pagal tai, kuo aš užsiimu gyvenime, man tenka bendrauti su labai daugeliu žmonių, kurie yra scenoje, kurie yra ekrane. Ir yra žmonių, kurie yra artimi draugai ir kurių kūrybą aš nelabai domiuosi. Arba yra tokie žmonės, kurie yra, kurių kūryba man patinka, arba labai patinka, bet jie nėra man artimi draugai ir aš su jais arti bendrauti nesiruošiu ir nesiveržiu. Yra keli tokie, kurie man patinka ir kaip žmonės, ir kurių kūryba man labai patinka, bet su jais bendraudamas, žinokit, aš niekada neaptarinėju jų kūrybos, aš kalbuosi apie visai kitus dalykus, būtent apie bendražmogiškus, vertybinius dalykus ir atskirai. Ta prasme, kūrybą reikia laikyti atskirą nuo žmogaus ir asmeninio bendravimo. Pasistengkit šitą daryti. Ir jeigu jūs per daug jeigu jūs labai įsijautėt į žmogaus kūrybos puikumą ir paskui, susiliečiat su jo kitom savybėm, tai jūsų laukia labai nemalonus šokas. Todėl, kad kas yra žmogaus kūryba? Visais atvejais. Žmogaus kūryba yra jo įdarbintos neurozės, įdarbintos traumos, įdarbintos jo žaizdos. Kūrėjas ima savo supjaustytą sielą, kraujuojančią sielą, skaudamą sielą ir paverčia tai kūriniu, kuris surezonuoja su kažkokiom tai stygom, ne su visom jūsų sieloje. Ir tik taip šitas dalykas gali veikti ir ne kitaip, tai yra vienintelis veikimo mechanizmas. Aš pakartosiu, tai yra vienintelis veikimo mechanizmas. Ir nieko kito tikėtis gyvenime nereikia. Tai yra visiškai
Tai yra visiškas apibrėžimas kūrybos ir kūrėjo santykio asmenio su tuo, ką jisai rašo, arba ką jisai dainuoja, arba ką jisai tapo. Yra žinomas dalykas, kad kai žmogus išsigydo visas savo neurozes arba didžiąją jų dalį, jisai paskui kurti nebegali. Čia jam kūrybos procesas užsibaigia. Tai yra labai liūdna, bet nuo to niekur nesidėsi. Taip, tai yra, tokia yra liūdna taisyklė. Taip, kad dalykus reikia palikti atskirus ir tegu jie atskiri ir būna ir būtų gerai neužsiimti tuo, kad juos kažkaip tai bandyti suderinti, nes kitaip jums bus liūdna. Ir tada man paskutinis klausimas, kurį man daug kas užduoda, nes aš daug tą kūrėją arba moterį linksniuoju, tai yra Salomėja Nėris ir kaipgi su Salomėja Nėrim. Salomėja Nėris yra skirtinga, todėl kad ką jinai iš esmės padarė, jinai būtent savo kūrybą jinai pardavė režimui, jinai buvo išdavikė per savo kūrybą. Tai yra vietoj to, kad jinai kalbėtų apie tai, kas jai skauda, kas jai rūpi, vietoj to, kad jinai, kaip jau sakiau, būtų įdarbinusi savo traumas, skaudulius, neurozes ir kitus dalykus, jinai įdarbino tarnavimą velniui, tarnavimą režimui ir būtent tai yra vienas baisiausių dalykų, kurį gali vadinamas kūrėjas padaryti. Sakau vadinamas, todėl kad kai žmogus eina tarnauti savo šalies išdavimui, savo eilėmis, savo žodžiais, savo sielos judesiais, jisai pasidaro išdavikas. Ir tada jau jo kūrybos nuo jo asmens menkumo, šlykštumo nebegalima dėja atskirti. Tada jau yra viskas. Ir būtent tuo ir skiriasi Salomėja Nėris. O kokie nors tas pats, sakykime, Stephenas Kingas, jisai gali reikštis ir balbatuoti, ką jisai nori apie politinius dalykus. Jisai vis tiek liks dideliu autoriumi, didžiuliu autoriumi, nes jisai neina, pavyzdžiui, rašyti knygų kažkokio tai, kurios įgarsintų ir pateisintų woke ideologiją. Jisai šito visiškai nedaro. Tai va toks ir skirtumas yra, gerbimieji. Tai lygiai taip pat, o tada jeigu jūs paklausytų, kaipgi Woody Allenas, kuris ten sudalyvavo Rusijos festivalyje, organizuojamam Putino pakalikų ir Putinui patarnaujančiame tame festivalyje. Irgi nieko ypatingo. Jisai būtent prisijungia savo jau kūrybą prie to, kuo jisai tiki, ir jisai sujungia savo kūrybinės būtent galias ir kūrybinius savo ieškojimus, nors aš nemanau, kad jisai yra didelis kūrėjas, jisai yra pakankamai nuobodus man, bet kiti žmonės turi kitą nuomonę, ir jisai sujungia šitos dalykus į vieną ir būtent todėl pasidarė apgailėtinas. Todėl dar labiau, todėl kad jisai nepasinaudojo
šitą tribūną, kad ką nors gero, sakykime, padarytų įkalintiems arba persekiojamiems Rusijos kūrėjams. Tai irgi dar vienas labai svarbus dalykas, kad jeigu tu jau ten išeini kalbėti su diktatoriais ir tau viskas galima, tai bent jau padaryk ką nors gero. Jisai ir šito nepadarė, jisai grinai, būdamas nusenęs ir nupezęs, jisai nuėjo tarnauti blogio jėgoms, kaip kažkada tai padarė televizijos laidų vedėjas Larry King, kuris nuėjo į Al Jazeera ir jisai, darė tai, ką jam norėjosi daryti, o jam labiausiai norėjosi uždirbinėti ir toliau daug pinigų, ko jisai nebegalėjo daryti Amerikoje, todėl kad, jau jo tas amplua buvo kaip ir, sakykime, išsemtas. Tai va, nesitikėkit iš menininko, ko jisai negali, bet tikėkitės visko, ką jisai daro stipriausiai, o ten, ką jisai daro savo asmeniniam arba visuomeniniam gyvenime, tai geriau į tai pernelyg nesikoncentruokit, todėl kad dar nusivilsit ir paskui jums bus liūdna. Ačiū, kad žiūrėjot šitą laidą, ačiū, kad remiat mane ir iki kitų kartų.